Sveiki sugrįžę. Laidoje dalyvauja vegetaras Žilvinas Užkuraitis. Gerai, pradėkime. Žilvinai, jau daug metų, berods 20, taip, kaip pristačiau pradžioje, jūs nevalgote mėsos. Žuvies ir kiaušinių dar. Ir žuvies ir kiaušinių ir mėsos. Taip. Matot iškart, kas vyksta čia studijoje? Pienas tvarkoj. Pienas tvarkoj. Gerai. O kodėl, pavyzdžiui, yra ne tik mėsa, bet ir žuvis, kuo dar prasikaltų žuvis ir kuo dar tie kiaušiniai kalti? Dabar jūsų tokia švelni laida ir jeigu apie kiaušinius papasakočiau, tai būtų labai, žiauriai skambėtų, ar rėžti viską. Papasakokit man viską apie kiaušinius. Gerai, žodžiu. Šiaip, kadaise skaitėm Vydūną. Ir Vydūnas jisai skeptiškai žiūri į kiaušinius, jisai rekomenduoja tėvams permiktinai bent iki 7 metų vaikams neduoti kiaušinių, nes tai yra hormoninis maistas. Va. Plus tai, kas išeina iš antro galo, apskritai turėtų būti ne maistas. Nu. O tai jau mes iš kur išeina? Jūsų klausiu iš karto. Iš mes iš kur išeina, bet mūsų ir nevalgo dažniausiai. O trečias dalykas, tai, kaip čia švelniau pasakius, jūs nerinkit žodžių. Višta yra moteriškos lyties, giminės, taip? Ir taip jau surėdyta, kad moteris pas žmonės susirga kas mėnesį, išsivalo. Jeigu moteris nepastoja, išsivalo. Pas vištas analogiškai vyksta tas pats. Jeigu jinai neapvaisinama, kiaušiniai išeina, bet tai yra mėnesinės. Tai yra vištos, gal savaitinės, sakykime, į savaitę daug kartų deda kiaušinius, tai va, tai kažkaip, sakiau, bus žiauru. Tikrai žiauru. Tokia nejauki tyla. Gerai, jūs nevalgote mėsos, žuvies, kiaušinių, jūs labai papasakote vaizdžiai.